Labas rytas. Taip šalta, jog neišlendu. Kiek dabar yra? Ulala, ulala, ulala. Po 7:10. Reikia judintis. Nori, nenori. Bet neinu. Tuoj pradės švisti po 20 minučių. Saulė tai yra išlys. Taip norėtos palaukti. Bet šiandien reikia kokį 100 kilometrų įveikti, tai judu kratu. Taip. Mano čiužinys leidžia orą, šikna ant žemės. Biškį stovyklavietėj tvarkiau, paėję, biškį geriau išlaiko orą, naktį nebereikėjo šiandien atsikelti, prisipūsti, bet vis tiek viskas, pabaiga. Atlaikė daug, man atrodo, beveik 2 metus. Tai iš tikrųjų neblogai. Gerai. Ir taip vandenį reikia pasišildyti prieš geriant, nes yra labai šalts. Nėra ledas, bet lauke išėjau ant dviračio, jo yra šalna. Tai minusas. Na, kas čia yra su ta ugnim? Atsukau iki maksimumą, bet vos rusen. Užtruks amžinybę pavalgyti pusrytį. Man tuo, kai žema temperatūra, šitie balionai tiek ir teveik. Dujų tikrai dar yra. Vidai nėra tuščias balions. Bet jo. Kažkuo streikuoja. Na, biškį sukračiau, pradėjo biškį pūsti ugnis stipresnė. Bet kažkas ne taip. Šiaip pastaruoju metu biškį tas stovas kartais pagrybauja. Ten tokia skylutė yra. Man atrodo, jau užsikiš, aš su adata vis ją pravalau, bet jo. Ką norėti, jau šitam stovui yra keli metai. Pirkau iš Turkijos. Jo, man atrodo, buvo 21 metai. Tai gerai laika, gera kokybė. Norgaz. Galiu rekomenduoti, jeigu šitokį stovą rasit, bet aišku pastebėjau viskas, kas pagaminta prieš tai, laika geriau, negu kad va dabar nusipirktumėt. Aišku, negaliu garantuoti su viskuo, bet tarkim irgi prieš tai sandalais labai jau gyriau stevą, o dieve, kokią gerumą, patogumą. Nu, patogums išlieka, bet kokybė, bent dabar, kur nusipirkau Bankoke, prastesnė. Prieš tai buvau užsisakiusi, man atrodo, iš Vokietijos, kai Olandijoje dirbau. Pačius pirmuosius. Va. Traukęs ugnis po biškį. Bet nieko. Pakaitins. Ir po to dar kiaušinį reiks išsikirti kažkaip. Viskas. Stamėmės. Atgal. Į pagrindinį kelią. Nu, čia dabar esu nusivarius, tai bus rankų treniruoti išsivaryti lauk. Ja, čia yra smėliukas, tai kaip matot, sming. Ui. Nu ir vakar taip gerai riedėjus pavėjui. Šiandien atsikėliau prieš vėją. Kodėl taip greitai keičias tos kryptis? Ką? Galėjo bent kažkoks šoninis biškį pradėti pūsti. Ne, tiesiai į galvą. Šiandien tikrai sunkiau minas. Lėčiau, ant vidutinės pavaros, nors tiesus kelias. Vėjuks nėra toks dabar stiprus,
Bet pasipriešinimas šiek tiek jaučiasi. O taip, ir Kuperis dešiniai. O, pasisėdėjau beveik valandikę čia kopose. Taip, čia skaitos kopas, nors nelabai matas per tas žoles, bet jo, supustytas. Prisisotinau. Jo, čia daugiau net nėra ką veikti, tik tai siurbčiot kavą ir valgyti. Važiuoju, savo dainuoju ir sustoja mašinioks mane pavaišinti Coca-Cola. Porelį važiavo link Uluru. Šiaip mina. Kadangi jau šituo keliu keliavau, tai, šiaip viskas tas pats atrodo, ar minčiau naują keliu, ar tuo pačiu, vaizdas nesikeičia, galvoj tik tai mintis sukas, permąstymai apie, ausinės nukrita, permąstymai apie gyvenimą, apie jo prasmę. Į sveikatą, mielieji, į sveikatą. Užkanduko metas. Slyvų košė. Skanu. Na va, pasiekiau sankryžą, tai kaimyniau link Uluru, atvažiavau iš kairės. Dabar važiuoju tiesiai, keliu, kur dar mano dviratis nėra riedėjęs. Link Stuarto greitkelio. Dar 100 kilometrų. O čia skautai. Gavau biškį palaikymą. Nu ką, tai apie 100 kilometrų dar minsiu, o po to 200 iki Alice Springs tranzuosiu. Nes jau kaip minėjau, po to vis tiek iš Alice Springs startuosiu, tai nenoriu to pačią kelią 2 kartus minti. Neapsimoka. Mano kojykas biškį pavargo. Sitaisom biškį. Aš ne, gulščiom, nu. Taip va. Pasidedu alkūnes ant vairo, kad biškį lengviau būt. Ir juda. Taip. Gavau vandens butelį. Pravažiavo kažkoks vyruks, tada apsisuka, grįžo, pasiūlė vandens, po to cigarečių. Sako, maistą neturiu, bet gal rūkai? Sakau, ne. Dar biškį tokį gan gašlų juokelį metė, bet nieko, nuvažiavo savais keliais. Tokie dviprasmiški jausmai. Nu ką, viskas. Vėl įsistūmiau dviratį.
mano plotelis. Muzikėlė, op, 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 musių. Dėl to reikia šokti, judėti, kad biškį nubaidyti jas. Iš tikrųjų kojytę skauda. Šaltą dušą. Nu ką, šiandien diena labai panašiai kitas dienas. Nu va, paskutinis spindulėlis. Čia šiandieninė dovana vanduo su replika. Vien bežiūrint į tavį šalkau, nežinau, labai gašliai nuskambėjo, bet iš po šito, atrodo vėl tas toks saugumo jausmas biški kritęs. Vat tiek ir tereikia tas sykį. Dabar kažkaip pastaruoju metu keliavau per tą Australiją, nieko panašaus neturėjau ir netgi iš tikrųjų visai pamiršau, ką čia krūmynus įsilendė, viskas tvarkoj, bet va, geras priminims, jog žmonės žino, kad aš viena kely, viena tiesiuoji, žino, kad kažkur krūmynuose mieguosiu. Tai jo, gerai, kad primini, reikia neprarasti budrumą. Bet kas svarbiausia, vat tiek ir tai reikėjo, jog mano fantazija vėl įsisiautėtų. Tai va taip po to minu ir vėl priekį matau kažkas stovi. Ir man iš karto, aha, o gal jis ten lauk, o gal kažkam paskambina, o gal, žodžiu, ir bla 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 bla. O iš tikrųjų ten buvo motoroleriai, motociklai keli ir jų suportas. Mašina, kuri ten krepšius vilka, maistą, vandenį. Žodžiu, bet iš karto pas mane užsifiksavo. Po vienos mažos replikas. Ir likusią dieną vėl toks nepasitikėjimo jausmas. Tai vat, ką reiškia keliauti vienai moteriai. Būt kely. Jo. Gerai, šalkusi, vakarienė, šiandien man atrodo vėl gaminsiu pastą, šiaip turiu neblogą dar pasirinkimą, turiu ir pupų, ir avinžirnių, ir daržovių, tai pasidarysiu nedidelės salotas, kiaušinių va. Čiaumoju. Kokia
Vakuumas. Nu, biškai per daug makaronų. Jau tiek privalgiau. O čia pilnas puodas. Jau. Šalta. Labai šalta. Nu ką, mėlyje, viskas, diena uždaryta. Sekančiam video, taip. Čiau, mėlyje. Čiau.